viskas, paras tiek jis užtruko. Atvykome čia su idėja padovanoti kalėdinį stebuklą vaikam, kuriem šiai dienai turbūt labiausiai reikia šilumos, palaikymo, vilties, tikėjimo ir meilės. Atvažiavom iš Kauno Lopšelio darželio Girinukas. Mūsų bendruomenė vaikučių tėveliai susivienijo. Išrinkti kažką apčiuopiamo ir įteikiamo, nes apkabinti, pameluoti visų vaikučių negalime. Bet stengiamės padaryti taip, kad vaikai mažieji galėtų perduoti žinutę. Todėl turėjom ir kalėdinį paštą, kur mūsų mažieji, nors nemoka rašyti, bet labai stengiasi ir perdavė savo žinutę tiems, kurie negali eiti šiuo metu į darželį, negali socializuotis, negali būti tarp savo bendraminčių, padūkti, pažaisti. Tai perdavėm jų žinutes ir perdavėm žaisliukus, su kuriais jie mėgsta žaisti. Tai tikimėmės, kad jiem patiks ir bus gerai viskas. Jeigu sergate ir nenorite ateiti, tai neikite, nes galite užkrėsti. Bet jeigu turite ką pasakyti, turite ką duoti ir pabūti ir skirti laiko, tai čia yra nuostabi vieta. Šitie vaikučiai nori bendravimo, jie nori pokalbio, jie nori kitokios istorijos, kurią gali papasakoti mama ir tėtis, kurie yra visą laiką šalia, bet nori ir su kitais žmonėmis pabendrauti. Tai nebijokit, jeigu tik norite ir patys pasisemti minties ir gerų emocijų, ateikit pas šitus vaikučius pabendrauti. Dėkojame darželiui Girinukas, kurie pas mus atskubėjo ir atnešė daug dovanų. O po darželio apsilankimo mes šiandien turime filmą Monstrų vakarėlis, kurį mums dovanoja baltas ekranas, o prie filmo mes vaišinomės picomis, kurios yra iš pilypas ir pipiras. Ir vaikams labai patiko.